dienos bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Vienuotik? Ne. Tada dirbam.
Kriminalinis biuras, 6 valdyba. Martynas Vengalis. Esate sulaikomi 48 valandom iki atskiro teismo sprendimo. Kas čia dabar? Vėl padidėjęs. Tu vaistus išgėrei? Išgėriau. Atnešiu aš tau dar vieną tabletę. Gulėk. Man reikia važiuoti. Kas norės, tas atvažiuos. Matai, kad neturi krūvio, spaudimas aukštas. Benė. Klausau? Labas. Ne, jo nėra namie. Paskambinsiu, kai atsiras. Nežinau, sakau, nėra dabar. Ko jie vis nori iš tavęs? Blin, kaip užknisa, negaliu, Iglė atsiliepia, Hardo nėra. Tai kaip jinai atsiliepia jo telefonu, nors jo nėra? Neturi Hardas telefono visai. Iš vis neturi? Nu, dabar jį gali surasti tik per Iglę. Jinai čia jau sprendžia, duoti Hardą ar neduoti Hardo. Ta prasme. Saugosi. Neturi telefono, niekas negali pasiklausyti. Gudru. O. Atsirado Hardas. Alio? Sveikas. Ką veiki? Reikia susitikti. Larkino gimtadienis, pagalvojau, klausyk, gal dovaną kartu perkam? Aha. Davai, aš privažiuosiu. Aha. Iki. Ką dovanosit? Nu, baigtų, Tina, čia atmaskė. Yra rimtesnių reikalų. Žinai, tau reikėtų kraustytis. Šarkis grįžta. Po savaitės. Geriau dabar, negu kad paskutinė akimirka. Be nešnekėlėk, mes susipykę būtume. Mes negerai darom, Tina. Jie tu kaip sugėdina, iš pažinties eisiu. Nieks nežino, kad mes kartu gyvenam. Tina, man užtenka įtampų. Mes su Meta iki išprotėjimo saugomės. Dar su tavim saugokis.
Aš bent jau namie noriu pasijusti laisvai, pabūti, atsipalaiduoti, pailsėti. Viskas gerai. Bėni. Mes draugai, taip? Mes labai geri draugai. Mano žmonės kokį mėnesį stebėjo objektą ir šiandien paėmėm. Ką radot? 2 kg kanapių dervos. Atidavė į ekspertizę. Veždavo iš Baltarusijos. Slėptuvės sėdiniai pasidarė. Asmenys policijai apsišvietė? Ne. Tai kokia čia sensacija? Reikalas tas, kad vienas iš sulaikytų yra Tautvydas Venskus, o jisai dar turi brolį, Taurą Venskų, o jisai kalėjo su Kaunecku. Nori infiltruoti? Nu taip. Mes nieko nežinom, nieko neturim. O čia, prašau, brolis. Tai sutiks, kur dėsis. Nu, bet tai gal dabar netvarko reikalų, Kauneckas apsiženė, gal šeima rūpi. Į Norvegiją srautai didėja. Venbergenė 3 grupuotės iš Lietuvos. O visas tiekimas eina iš kur? Iš Lietuvos. Ko nori iš manęs? Man reikia, kad informacija nepasklistų į viešumą. Man reikia tylos, ponas prokuroras. Kokia sakėjo pavardė? Venskus. Tautvydas Venskus. Gerai, sutvarkysiu. Ačiū. Sėkmės. Dėkui. Jau savaitės spaudimas nekrenta. Reikia gydytojams pasirodyti. Tai buvom. Visų išrašė, bet nepadeda. Grova. Aš jums gal abiems arbatos padarysiu. Gerai? Jo, gerai. Kas, spaudimas aukštas? Ai, fignia. Ilsėtis tau reikia. Susitvarkysiu. Su pirkėjais kalbėjai? Kas nauja? Renka pinigus. Kada paskutinį kartą kalbėjai? Prieš savaitę. Tai nieko naujo, blin. Nu tai žinai, netaip lengva tokią sumą grinų surinkti. Nenueisi į banką, nepaimsi. Pardavinėjai, nesiseka liktais. Tai nesuprantu, jie viską grinais suka, grinom šaibom varto, aš kur jas kiša? Velnias žino, kas ten darosi. Vieną pašovė, kitas pabėgo, ten kažkokios vidinės rasborkės. Dar nesam taip ilgai strygę, nežinau, neramumą. Guli tavaras kaip bomba, dar ateis suras kas nors. Ką blogai paslėpė? Kaip visada. Nu, bet kad tas laikas eina. Nežinau, ką darom. Laukiam. Kanalą reikia kito ieškoti. Kur? Pas Kavenskus. Nu, tai jie savo dalies norės. Nu, gerai, padarysim dar partiją atmušiu. Nežinau, reikia pagalvoti. Galvok. Galvok, seniai, galvok, be pardavimų taip ilgai dar nesam buvę. Juodųjų serbentų padariau, spaudimui gerai. Dėkui tau. Bet gal važiuosiu, žinai, siuntą reikia pasiimti. Paštomate 3 dieną guli, to pasiimsiu atgal. Tai ką Larkinai sugalvojot dovanų? Ai, nežinau, bet ką. Gerai, viso. Mąstyk. Ir saugok sveikatą. Rūpinkis. Iki. Ačiū. Nervingas kažkoks? Tai žinai, pirkėjas tyliai įtampa auga. Tai čia ne jo reikalas, iškepė tegul dabar laukia. Ar jau Tinai išlaikyti pinigų pritrūko? Nereikia Tinai tų pinigų. Turi jinai jų kaip šieno. Tai ką jisai barą kitą pirks? Nežinau. Nenormali padėtis. Jau mėnesį laukiam pinigų. Tai mes laukiam. O jis barškina Tiną ir tau spaudimą kelia. Nieko jis nekelia. Čia bet kam pakeltų toks zyzimas. Šarkys. Taip, Simonai. Sveikas.
Sėdim vis su Igle arbatėlę geriam. Linkėjimai tau. Aha, kiek? Gerai, tai be problemų. Sugalvosiu kaip nors. Gerai, pasimatysim. Grįžta kitą savaitę. Man atrodo, čia tavo geriausia investicija. Galvoji, kad jis po visko dabar jau man prie kojos bus? Nu, tai bent jau skolingas jausias. Čiagi šarkys. Mentas. Ir dabar žinai, ko prašė? Kad pinigų paskolinčiau. Tai tu jam 1000 už operacijas moki ir dar pinigų? Nu, taigi sakau, čiagi šarkys. Gerai. Nesinervinam. Gerk tu savo arbatą. Aš atjungiu telefoną. Viskas. Ramybės valanda. Tai kur ruošitės realizuoti, Tautvydai? Niekur, aš savo reikmėm. 2 kilogramus. Taip. O jei rimtai, išpakavimai rodo, kad ruošitės pardavinėt? Ar žinot, kiek jums gresia, kad ir be tikslo pardavinėt? Žinau. Padarom taip. Tu man dabar viską papasakosi. Kas, kaip, iš kur? Ir aš tave paleidžiu po parašu, supratai? Aš jau viską papasakoju. Čia babutės pasaka. Daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Gerai. Vat, paimkit ir viską surašysit. Dabar turi Marės laiko. Kamerui pasėdėsi. Gal atsigaus atmintis. Kaip aš vadint? Paaiškinimas. Nes mes, Tautvydai, dar tik tai aiškinamės. Здорово. Поkalbėti reikia. Давай не čia.